Amžinas džiaugsmas per Dievo malonę. Romiečiams 8:28 sako, bet to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiesiems. Žemėje mes dažnai susidarėme su iššūkiais, kurie atrodo visiškai nesuderinti su Dievo gerumu ir meile. Tačiau ši eilutė mums primena, kad net sunkiausiose situacijose Dievas veikia mūsų labui. Jo malonė yra kaip didžiausias turtas, kurio vertės negalime įvertinti. Ar kada pastebėjai, kad net ir mažos pergalės ir atradimai gyvenime gali tapti dideliais džiaugsmo šaltiniais? Tai yra Dievo darbas, kuris transformuoja mūsų skausmą į džiaugsmą, mūsų silpnumą į stiprybę. Kai gyvenime patiri sunkumus, prisimink, kad Dievas ne tik leidžia jiems įvykti, bet ir dirba per juos mūsų labui. Leisk jo maloniai būti tavo džiaugsmo ir ramybės šaltiniu, nepaisant aplinkybių. Būkite palaiminti.